Sveiki, čia mano podcastas When You Fall, Do This. 21 diena. Jeigu podcastui būtų tiek metų, kiek dienų, jis visose pasaulio vietose galėtų jau parduotuvėse nusipirkti visko, ko jam reikia. Ir šios dienos patarimas When You Fall, šios dienos nėra jokio patarimo, nes kartais geriausias patarimas jokio patarimo. Tai labas, šiandien dar vis Italijoje ir buvo, čia galit girdėti cikadas per mano langą. Buvo intensyvi dienelė, nes tiksliau dienelė, jau susipainio viskas, intensyvi naktelė, nes vakare sėdint prie stalo išgirdau, kaip kažkas ten taip subraška, ten sukrukžda ir kieme pirmam aukšte pasirodė, nežinau tiksliai, ar šernai, ar kiaulės, bet labai draugiškai nusiteikę ir iš pat pradžių mūsų išsigando Svanta, bet paskui vėl sugrįžo, tai buvo labai smagu žiūrėti į paršiukus. Ir aš norėčiau papasakoti dar vieną istoriją, kad patį seksualiausią užpakaliuką, kokią esu matęs, tai esu matęs būtent šerniuko užpakaliuką. Buvo prieš kokius 8 metus, važinėjomės po Lietuvos miškus. Ir tada tiesiog per kelią bėgo šernas ir jisai bėgo per kelią ir kai perbėgo per kelią šoko į griovį ir griovy ten buvo tokie kaip krūmeliai ir jisai, taip kurį laiką taip pasikabino ant pilvuko ir matėsi tik tais jo šikniukas ir tas šikniukas buvo žiauriai seksi ir tada jis taip su kojytėm pim darė ir tik tai paskui jau išsivadavo ir nubėgo toliau į savo gyvenimą. Tai aš pagalvojau šiandien, kadangi tokia ištižusi diena, tai kad reikia pažiūrėti, kaip kai kurie tekstai skamba Italijoje, prie cikadų ir įskaitysiu tiesiog keletą savo tekstų senesnių, kurie seniau parašyti. Nes kartais visuomet gerai rašyti tekstus tam, kad juos būtų galima išsitraukti ir paskaityti tuo metu, kai nieko nepasirašo ir nieko neina sugalvoti. Pradžia. Gimiau mažame miestelyje, visada klausiau tėvų. Jie niekada manęs nemušė, aš vis tiek jų klausiau. Merginos neturėjau. Niekas nenori prasidėti su vaikinu klausančių nesmurtaujančių tėvų. Aišku, buvo merginos turinčios tokius pat tėvus, bet kokia nauda iš merginų klausančių padarių tėvų ir namo grįžtančių laiku. Geografijos pratybas gali ir per pertrauką nusirašyti. Iš pamokų nebėgau, todėl gerai išmokau anglų kalbą. Galiu žiūrėti angliškus filmus. Suprantu puikiai, tik kalbėti sekasi sunkiai. Baigiau mokyklą, laikiau matematikos, lietuvių istorijos ir anglų egzaminus. Išlaikiau vidutiniškai. Vidutiniškai man yra aukso viduriukas. Mano gyvenimas susideda iš kečupo ir majonezo. Džiaugiuosi, kuomet pavyksta rasti pikantišką vidurį. Įstojus į universitetą žymių pasikeitimų nebuvo. Dienomis paskaitose, vakarais bendrabutyje. Vieną penktadienį užėjo kaimynė pasiskolinti lygintuvo. Buvo išgėrusi. Po pusvalandžio jie atsigalvojo, lygintuvo nebereikėjo. Reikėjo leisti man pažinti moterį. Kaip dabar atsimenu, buvo mėnesio moters žurnalą. Kaip dabar atsimenu, kovo mėnesio moters žurnalas. Straipsnis Britney Spears sugrįžta į sceną. Su Milda, toks buvo jos vardas, perskaitėm ir apsiverkėm iš džiaugsmo. Mus veikiančius, verkiančius, sunku prie tų cikadų skaityti. Bet dabar aš susikaupsiu. Kaip dabar atsimenu, kovo mėnesio moters žurnalas.
Straipsnis Britney Spears sugrįžta į sceną. Su Milda, toks buvo jos vardas, perskaitėm ir apsiverkėm. Iš džiaugsmo. Mus verkiančius aptiko jos bičas. Pirmą kartą gavau į galvą. Nieko baisaus. Dėl sulaužytos nosytės paskaitų praleisti neteko. Viskas vyko prieš šventes. Spėjo sugyti. Dabar juokinga, verkiau dėl Britniuko, bet ji man nepatiko. Aš buvau Avril Lavigne fanas. Žinojau vieną jos dainą. Kitos pažintys su moterimis buvo analogiškos. Vienas kambarį mokausi, užeina mergina, pavaišinu arbata, kimbom į moterį, skaitom kartu kokią pikantišką naujieną ir apsiverkiam. Tada ateina jos bičas ir mane sumuša. Universiteto baigimo proga pasveikinti atvažiavo mama. Ceremonijos metu, dekanui sakant kalbą, jie apsiverkė. Aš atsigaliau ir pasiruošiau gauti į galvą. Buvau pratęs gauti į galvą, kai šalia manęs yra verkianti moteris. Visa salė pradėjo juoktis. Mamai labai patiko dėmesys. Man irgi. Nusprendėme įkurti trupę ir tapti klounais. Jau 10 metų kaip klaunaujam. Pastaruoju metu mus vis dažniau samdo firmos, siūlančios nekokybiškas paslaugas. Mūsų pareiga klientui pastebėjus broką atsidurti šalia ir jo... Mūsų pareiga klientui pastebėjus broką atsidurti šalia jo ir atlikti savo numerį. Mama verkia, aš guliu ant žemės pasiruošęs gauti į galvą. Klientas pradeda juoktis ir pamiršta broką. Juokas yra vaistas nuo visų chaltūrų. Čia galit girdėti, kaip intensyviai kalnuose siautėja cikados. Prieš tai labai ryte susinervinau, nes gana stipriai varė benzopjūglų kažkas čia miškelį. Ir tada buvo toks, aš čia noriu miegoti ir pjauna su benzopjūglu. Bet tada suvokiau, kad čia aš ilsiuosi, o žmogus keliasi anksti ryte, tam, kad paskui per tą žiaurų karštį nieko nereikėtų daryti. Tai tada susigėdau ir savo toliau ramiai miegojau. Dabar tekstas mano darbų asorti. Su mažvaikiais prie vieno stalo nesėdėsiu. Būdamas 5 pareiškiau per tetos gimtadienį. Sėdėjimą prie suaugusiųjų stalo reikia užsidirbti. Pamokančių balsu tarė tetos vyras Sigis. Duokit darbo arba mirsiu iš bado. Prie vaikų stalo tikrai nesėsiu. Nemirktelėjęs atsakiau. Sigis mane nuvedė prie koduotos laiptinės spynos ir paaiškino. Matai, skaičiukai 3, 4 ir 7 ir labiau nusitrynė negu kiti. Tai reiškia, kad atėję vagis gali lengvai patekti į laiptinę. Tavo darbas spaudyti nenutrintus skaičius tol, kol visi atrodys vienodai nusitrynę. Nepamenu, kiek laiko dirbau, prie durų kruvinais pirščiukais mane rado seneliai. Močiutė iš rankinės ištraukė dešros skonio čiulpinuką, ji pati tokius gamindavo. Ant panaudoto degtuko pamaudavo gabaliuką dešros, o senelis paglostė galvą ir pasakė, kad darbas žmogų puošia. Kaip supratot, pinigų neuždirbau, užtad miestelėje greit pasklido gandas apie mano gebėjimą dirbti. Po kelių dienų pas mus užėjo kitas Sigis, kaimynas ir pasiūlė man darbą. Sigis varinėdavo automobilius iš Vokietijos. Dėl jo virškinimo problemų parvarytose automobiliuose tvyrodavo baisus dvokas. Plius, perdalai gali užsidegti, o oro gaivikliai yra kapitalistų išmislas, paaiškino Sigis ir pasiūlė dirbti blogo kvapo suuostytoju. Pinigų neužsidirbsi, bet gausi naudingos patirties, pridūrė kaimynas. Man šis darbas patiko, bet greit nusibodo. Juk dirbo tik nosis, o vaikui sunku nustygti vietoje. Norėdamas greičiau prastumti darbo dieną, pradėjau analizuoti automobilių magnetolas. Nežinau kaip, bet po mėnesio galėdavau perprasti visas to laikmečio magnetolas. Taip į mano gyvenimą atėjo 3 darbas. Tais laikais visi pirkdavo vogtas magnetolas, kurios savaime suprantama neturėdavo naudojimo instrukcijos. Mano darbas
paaiškinti žmonėms, kaip naudotis nusipirktą magnetolą. Šį darbą ko gero būčiau dirbęs iki šiol, jeigu ne Valdelis. Jis direktoriai už teigiamą matematikos pažymį padovanojo magelę, todėl direktoriai prieikė mano konsultacijos. Savo gebėjimais direktorę priblaškiau. Po 2 dienų mane pakvietė į verslo vakarienę, nupirkusi bulvyčių fry su daržovėmis išdėstė savo pasiūlymą. Matau, esi gabus ir puikiai supranti apie audio sistemas. Siūlau dirbti mokyklos didžėjų. Įdarbdibintume oficialiai. Mokėtume po 60 litų per mėnesį. Aišku, už tokius pinigus mums reikia tik kokybiškos muzikos. Kaip pat žinai, miestelėje nėra iš kur tokios nusipirkti. Todėl siūlau už 60 litų per mėnesį įsigyti abonementą, leidžianti kiekvieną sekmadienį mokykloje naudotis kokybiškos muzikos parsiuntimo programa Emulė. Ar nori dirbti? Didžėjaus darbas mane padarė žvaigždę. Kaip ir priklauso žvaigždėms, pradėjau užsiimti labdaringą veiklą. Mano miestelis yra netoli Sovietsko, Tilžė. Nepaslaptis, kad daugelis ten gyvenančių žmonių tuo metu versdavosi rusiškų prekių importų. Neretai prekes importuodavo jaunimas. Problema buvo ta, jog dėl neaiškių priežasčių mano miestelio jaunimas labai greit bręsdavo. Brendimas buvo toks greitas, kad pasidarius pasą jau po kelių savaičių muitininkai net pažindavo ar pase to paties žmogaus nuotrauką. Retas, kuris galėdavo sau leisti prabangą keisti pasą kas kelias savaitės. Importuotojai tiek neuždirba. Pastebėjau, kad muitininkų neįleisti jaunuoliai pradeda šlaistytis gatvėmis. Reikėjo veikti greitai. Iš interneto parsisinčiau nuotraukų redagavimo programą, pradėjau teikti paslaugas nuotraukos ant išaugimo. Dokumentinės nuotraukas suredaguodavau taip, kad jaunuolis atrodydavo senesnis, bet ir ne per senas. Taip daugelis jaunųjų verslininkų tuo pačiu pasu galėdavo naudotis mažiausiai 2 mėnesius. Įkūręs labdaringą organizaciją pasiekiau karjeros aukštumų. Apie mane rašė vietiniai laikraščiai, visi norėjo būti mano draugais. Tačiau man neužteko, norėjusi kai ko daugiau. Kartą man paskambino žinomas chuliganas ir pasiūlė pasimatyti. Susitikus pasiūlė darbą. Fotografą. Reikėjo vaikščioti po Klaipėdos miestą ir fotografuoti už valytuvo užkistus baudos kvitus draudžiamoje vietoje pastatytų automobilių savininkams. Kai jau atrodė, kad viskas pasiekta, į duris pasibeldė policija. Paaiškėjo, kad nuotraukas teikiau slapta iškrypėlių organizacijai. Jai priklauso vyrai ir moteris mėgstantis masturbuotis, žiūrėdami į kvitų nuotraukas. Neilgai trukus apie tai parašė spauda. Visko netekau. Jau norėjau bristi į narkotikų liūdną. Laimiai į mano duris pasibeldė Dievas. Dievu miestelio bendruomenė vadindavo dailės mokytoją. Kodėl? Todėl, kad ūkvietė dėl jo pomėgio nesiprausti vaikai praminė velnių. Tikybos mokytojai labai nepatiko, kad mokykloje velnės siautėjo vienas. Vieno susirinkimo metu dailės mokytoją vardan harmonijos nutarta vadinti Dievu. Kodėl dailės mokytoja? Todėl, kad jo vardas kaip ir ūkviečio buvo Sigis. Nenukrypkim. Dievas laisvu metu dirbo siuntų tarnyboje. Ta dieną jis pas mane užėjo paprašyti pagalbas, nes jo kolega užgėrė. Sutikau. Antrą chalturkės dieną sandėlys pradėjo dvokti dvieseną. Pradėjom ieškoti smarvės šaltinio. Atidarę siuntą radom negyvą katiną. Labai sunerimom. Siuntėjas buvo nelietuvis. Pagalvojom, kad siuntėjas galėjo nežinoti, jog mes per ilgąjį savaitgalį siuntas pristatinėjom tik savo mieste. Laimiai katinas buvo standartinės pilkos spalvos, be vargo suradom identišką. Jį į dėžę įdėjom tik pirmadienį, galvom, kad tik nenugaištų. Kitą dieną įtėjęs į darbą radau perpikusi vadovą. Pasirodo, katinas siuntė tam, kad Kaune iš jo padarytų iškamšą. Kadangi išmetėm labai brangų katiną, o aš ten dirbau nelegaliai, teko bėgti nuo perpikusio vadovo. Bėgant pasidarė labai gera. Supratau, kad bėgimas yra mano pašaukimas. Tačiau kaip iš to pragyventi, iš šį klausimą atsakymą laukiau 5 metus. Su didžiausiu džiaugsmu pristatau dabartinį savo darbą. Dabar labai populiaru socialinėse tinkluose dalintis nubėgto atstumu ir trasos kontūru. Suprantu, jog yra daug žmonių, kurie labiau nori dalintis negu bėgiokite. Jog happiness is real when shared. Todėl pradėjau siūlyti bėgioti su jų išmaniaisiais įrenginiais. Labai puikiai sekasi. Neseniai pradėjau teikti naują paslaugą,
išbėgioti įmonės logotipą pasirinktoje lokacijoje. Jeigu nori užsisakyti mano išbėgimą, ačiū, kad rašote, gmail.com, čia toksai visai neblogas dalykėlis, pasiūlymas. Dabar bus kitas tekstas, kuris... šito neskaitysiu. Šito neskaitysiu, čia biškai paskrolinsiu, pasiklausykit dar Cikadų. Ir dabar perskaitysiu prie šitų kalnų, galbūt kartais nakčiai tinkantį tekstą. Bekvapis. Kovo 5 užsukau į Suokalbį. Datą atsimenu, nes ten ėjau po koncerto. Nežinau, tuo metu buvo... šunis pradėjo luoti ir išblaškė mane. Datą atsimenu, nes ten ėjau po koncerto. Vienos grupės, kurios dabar pavadinimo nenori minėti. Nežinau, tuo metu buvo Suokalbio saulėlydis ar saulėtekis. Patiko jis, nes visada grodavo rondo neironiškai ir nebuvo amžiaus cenzo. Senimas varydavo su jaunimu ir atvirkščiai. Skirtingai nei kitose vietose, kur rinkdavosi senimas ir jaunimas, pavyzdžiui, liaudiškų šokių vakaruškos profsąjungų rūmuose, Suokalbyje smirdėdavo visi. Yra naujų knygų smarvė, yra senų knygų smarvė. Suokalbyje tvyrodavo neišleistų knygų smarvė. Rašytojų bare kalbėti nepavykdavo. Galėdavau tik klausytis. Vieną vakarą kažkoks vyras manęs paklausė, ar aš domiuosi horoskopais. Pasakiau, kad horoskopai yra šūdas. Jis atsakė, kad domisi horoskopais ir pridūrė, skėma yra šūdas, nes jo knygas rašė jo bobas. Nesuprantu, ką bendro turi šie du teiginiai, bet paklausiau, ko tikėtis, kai tavo horoskopas žuvis. Horoskopais reikia domėtis, bet jų nereikia bandyti suprasti ar aiškinti, atkirto pašnekovas. Tačiau tas kovo vakaras buvo ypatingas. Susipažinau su Mindaugu ir jo žmona Neringa. Pirmiausiai strigo, kaip jie bendrauja. Žiūrėti juos buvo tas pats kaip tuos satisfying YouTube video. Tie, kur kas nors gražiai varvina, lašina, pjausto pomidorą, labai plonom rekeliam ir panašiai. Su jais prašnekėjau visą vakarą. Pokalbis iki šiol liko atminty. Ne temos, o pats procesas. Ta naktį nenuskambėjo ne vienas faktas iš mūsų praeities. Nebuvo svaigimo apie ateitį. Buvome čia ir dabar. Nėra nieko liūdniau žmonės, kurie susitinka ir visą laiką šneka apie senus gerus laikus arba apie savo planus. Planus pasilikite savo. Seni geri laikai tegu lieka knygoms, žaidimams, filmams, dainoms, bet kam tik ne pokalbiams bare. Žmonės šnekantis tik apie savo praeitį yra baisiau už vaiduoklius. Kai po kelių mėnesių Suokalbis užsidarė, bohema po Vilnių pasklido kaip bombos skeveldras, be vietos, nors daugelio požiūrių labiau kaip rakštis nepageidaujamuose kitose baruose. Ironiškiausia, kad toje pačioje vietoje atsidaręs baras ant sienos turėjo kunigaikščio Vilgaudo portretą, tačiau jo ten neįleisdavo. Po kokių metų įsidarbinau Biks bare. Pasirodo, Mindaugas nusėdo šiame bare. Lankydavosi dažniau, tačiau nė karto nebuvo atėjęs su Neringa. Pabendravęs su juo ilgiau pastebėjau dar vieną dalyką. Jis neturėjo kvapo. Sako, kad mano laisvė mojuoti kumščių baigėsi ten, kur prasideda kito žmogaus nosis. Norėjau pridurti, kad jūsų kvapai varžo kito žmogaus laisvę. Bare ypatingai svarbu. Žmonės čia privalo būti bekvapiai.
Blogiausiu atveju pasikvėpinti kokiais specialiais baro kvepalais. Kvapai primena namus. Į barą einame tam, kad nebūtume namuose. Juk iš kvapo galima nuspėti, va kepia blynus, va šituos kvepalus jis naudoja darbe, va šituos, kai eina medžioti. Aš noriu sėdėti prie baro ir jausti barą, o ne kažkieno namų tvaiką ar kvepalus. Pirmą kartą nuėjau į barą vietoj suokalbio, jausmas kaip kvepalų parodoje. Tokiose vietose negaliu atsipalaiduoti. Jos primena drogą. Baras arba turi savo smarvę, arba nieko neturi. Kvepintis prieš einant į barą yra blogiau negu kvepintis lėktuve. Biksbario Rūsy su Mindaugu stebėdavome šokančias merginas. Žiūrėti gražiai šokančią merginą yra tas pats, kas stebėti saulėlydį. Tie, kurie sakot, kad žiūrėti saulėlydį yra lėkšta, nesate matę gražaus saulėlydžio. Būna tokių saulėlydžių, kuriuos nežiūrėti ar jais nesigrožėti yra didžiausias iškrypimas. Žiūrėdavom ir iššokančius bičius. Nebuvom nusteikę prieš juos, bet per visą laiką gražiai šokančių bičių pasitaikė koks vienas. Maža to, būdavo žiūrimi gražiai šokančią ir prie jos prieėjęs telepečkojus pradeda tą klasikinį lūpos alkūnės kojos. Išmeta debilišką šypseną ir alkūnės 9 laipsnių kampu ir kairė koja pirmyn atgal, tada su dešinė tą patį. Taip nutikus su Mindaugu jausdavomės lyg nusipirkę butą labai gražioje vietoje ir staiga sužinotume, kad ten, kur per svetainės langą stebėdavome saulėlydį, po pusės metų stebėsim naują daugiabutį. Gražu, nesvarbu, kas tai bebūtų, krepšinis, ralis, kirpimas, yra tada, kai tarp idėjos ir žmogaus nelieka tarpo. Jie tampa vienas kaip upė ir jos srovė. Kartais nebūdavo gražiai šokančių, tada stebėdavome girtuoklius. Tuos gražiuosius vadindavom baro inteligentais. Tie, kas ilgesnį laiką yra lankęs vienam bare, žino, ką reiškia nuolatiniai lankytojai. Žino, kad yra tokių, kurie kaip tos mokytojos mokykloje, kurioms įėjus į klasę nutyla net problematiškiausi vaikai. Ne todėl, kad bijotų, o todėl, kad tokie žmonės zeba. Taip ir su kai kuriais barų nuolatiniais. Žiūrėdami juos ir galvodami apie siūlymą Vilniaus merui. Baro inteligentams turėtų leisti prisiregistruoti bare. Baro inteligentai privalo turėti opciją peržiemoti bare. Kai darbo metu neturėdavo laiko bendrauti su Mindaugais, visuomet turėdavo su kuo pašnekėti. Man būdavo įdomu, kad jam jau koks pem, bet net kalbėdamas su neolikinėmis jis netrodė senas. Gal todėl, kad tarp jo patarimų ir jo kūno nebuvo tarpo. Dėl vienos biksų padavėjos seilėdavosi visi net panas. Vieną kartą jie reikėjo išeiti per atsarginį išėjimą. Berods iš Maskvos atvykusi moteris bet kokią kainą norėjo ją parsitemti viešbutį. Tačiau ji pati nuolatos parindavosi, kad turi tai, ko reikia vyrui čia ir dabar, bet neturi tai, ko trokšta pati – proto. Nebuvo ji dūra, bet kartais, kad pamatai labai gražų žmogų, ilgiau pabendrauji supranti, kad jis yra tik gražus. O būna tokie žmonės, kurie per savo grožį nemato savo proto. Mindaugas ir ją sugebėjo nuraminti. Kažkada pasakė, tu jaudinėsi dėl to, kas tavo galvoje. Galvos turinys lengvai sutvarkomas, bibliotekoje, nemokamai. Daug prasčiau surasti, kas tvarkytų galvos išorę nemokamai. Nemokamai tau niekas net spuogų neišspaus, nebent koks iškrypėlis. Aišku, tai nėra jo citata, kai kažkam bandžiau duoti šį patarimą, teko ilgai teistis, kad nelaikau to žmogaus kvailiu. Nemačiau ne karto, kad Mindaugas su kažkuria iš jų šoktų, kaip ir nemačiau, kad pirktų alkoholį. Tik šeštadieniais ir trečiadieniais išeidavo vis su nauja namo. Tomis dienomis bare vykdavo arba koncertas, arba karaokė. Įstrigo tai, kad jis sugebėdavo merginą išsivesti iki 10 valandos. Man iki šiol mistika, kaip naujai nusikabinta mergina ištemti iš baro, ji ten ką tik atėjo. Dviese apie merginas ir moteris su juo nekalbėdavome. Nuo pirmo iki paskutinio pasimatymo išliko vienas dalykas. Nebuvo ne vieno nukrypimo į praeitį ar ateitį. Kalbant, merginos būdavo arba praeityje, arba ateityje. Tas pats ir su neringa. Apie ją Mindaugo niekada neklausiau. Bendravome apie 2 metus, vieną rugsėjį grįžęs iš atostogų jo nebesutikau. Kaip atėjo, taip ir dingo. Su baro kolegomis apie jį nekalbėjau, neleido principų, juk Mindaugas praeityje. Tik kartą girdėjau, kai barmenė naujai atėjusiai padavėjai pasakė apie 50 metį, kuris sugebėdavo namo išsitemti panas. Ir tas vargšas jis išsitemdavo trečiadieniais ir šeštadieniais.
Vieninteliai vakarai, kai čia būdavo renginių. Nebūčiau apie įrašęs, jei ne prieš karantinas nutikęs nuotykis. Draugai darė dokumentinio filmo Suokalbis peržiūrą. Filme pamačiau ir Mindaugą su Neringa. Prieš akis vėl iškilo mūsų pažintis. Jų tarpusavio bendravimas. Tada vaizdas, kaip Mindaugas išeina vis su kitom merginom. Palyginus su Neringa, kitos merginos prie jo atrodydavo kaip mašinos sparnas, kuris yra ne tos spalvos. Po peržiūros paklausiau bičiulio, kas ta porelė. Pasakė, kad čia legendinė Suokalbio pora. Visi juos pažinojo, bet nelabai kas žinojo, ką jie veikdavo. Pasimečiau, kai sužinojau, kad jie kokiais 98, 6 metai iki man atvykstant į Vilnių papuolė į avariją. Mindaugas žuvo vietoje, Neringa liko gyva. Vyro mirtis ją taip paveikė, kad ji nebegalėjo bendrauti ne su vienu vyru. Jai atrodė, kad jos siela pasidalino po visus pasaulio vyrus, tam, kad juos sutvarkytų. Galiausiai baigė Vasaros gatvėje. Kol ten buvo, negalėjo bendrauti ne su vienu vyru. Vyro vaizdas dažnai jai keldavo panikos atakas. Tačiau moterų, ypač nepažįstama moterų ir draugija, ją labai nuramindavo. Likus kažkiek iki mirties, Neringos lankyti ateidavo nepažįstamų moterų. Kolektyvas negalėjo suprasti, kaip pas žmogų, kuris jau ilgas laikas guli ligoninėje, eina nepažįstamos lankytojos. Merginos ateidavo trečiadieniais ir šeštadieniais.